darausi makiažą ir sugalvojau padaryti šitą vlogą. Šitame kanale bus video apie verslą, kas veikia, kas neveikia socialiniuose tinkluose. Jo, kalbėsime apie viską. Noriu papasakoti šiek tiek savo istoriją, galbūt per 2 video darysiu. Nežinau, ar įmanoma per 15-10 minučių papasakoti savo gyvenimo istoriją. Bet esu baigus grožio terapiją Lietuvoje, dirbau teatre Kaune ir supratau, kad man yra per mažai vietos Lietuvoje, kaip visažistai. Ir nusprendžiau kraustytis į Angliją. 2015 atsikrausčiau į Angliją. Beje, kai mažytė buvau, aš augau Anglijai. Daug kas klausia kartais, kodėl mano toks akcentas ir panašiai. Turiu labai gerą akcentą jau, nes vis tiek aš augau paskui Lietuvoje, mokiausi Lietuvoje. Tai pas mane yra, žodžiu, 2 šalis, kurias aš myliu. Tiek Anglija, tiek Lietuva. Žodžiu, aš kažką jaučiausi palikus Anglijai. Ir aš 21 išsikrausčiau atgal į Angliją, į Londoną. Ir pradėjau gyventi. Gyvenau mėnesį viena, išsinuomavau labai brangų butą. 1300, man atrodo, svarų kaina, arba 1400. Žodžiu, dėlulų visai, nežinau, kas man ten buvo ir kas man leido išsinuomoti, bet aš išsinuomavau. Ir kaip atsikrausčiau, aš tada supratau, kad iš kur aš gausiu tokius pinigus. Tada pradėjau analizuoti savo sferoje dirbančias merginas visažą ir supratau, kad Anglija yra labai dar nepažengusių visažų. Čia 2015. Tada aš pradėjau greitai daryti Instagramą ir aš labai greit susirinkau klientūrą, tiek lietuvių, tiek anglių. Ir tuo pačiu aš pradėjau mokinti 2 Londono mokyklose, kurios labai mane išmokė gerų tokių dalykų, kurių aš būčiau niekur turbūt neišmokus, tai greičio ir kalbėti prieš labai didelį būrį žmonių. Tai va, tai toks greitas prisistatymas. Tai žodžiu, aš dirbau visažę ir mokinau, nes man reikėjo pinigų, o pinigai yra visažę mokymuose. Tai aš mokinau ir labai greit supratau, kad labai nėra šepetėlių. 2015 nebuvo jokių Morphe čia Anglijai, jokių Sigmų negalėdavai nusipirkti ir panašiai. Būdavo vienintelis MAC ir Inglo. Tai va, tai greit tada atvažiavo mano sesė aplankyti manęs ir sako, tu nenorėtum atsidaryti įmonę ir kažko pradėti prekiauti. Sakau, o kaip čia viskas vyksta? Aš nieko nesigaudžiau. Ir jinai pradėjo per Google tiesiog ieškoti visokių laboratorijų ir fabrikų, kur galėtume mes pasidaryti kosmetikos, nes aš labai norėjau šešėlių, ryškių šešėlių, nes tada buvo labai mada 2015-2016 tų ryškių makiažų. Ir mes radom, mes buvom 2 Londone, už Londono fabrikuose, vienam Londone beje, ten, kur gamina MAC, Too Faced, dar kažkokios įmonės kosmetika, ne visa. Bet, žodžiu, buvom to įmonėj, kaip sužinojom, kokios ten kainos, tai jo, greit atšoko fantazija. Ir tada nusprendėme eiti žiūrėti Kinijos rinką. Ir pradėjau aš su blakstienom. Parodysiu tas blakstienas, su kuriom pradėjau dirbti ir prekiauti. Ir greitai labai atsirado ir šepetėliai. Papasakosiu viską dabar, kaip su tais šepetėliais buvo. Nes manau labai įdomu būtų. Tai tikrai dabar jau esat girdėję daug kas šneka white label. Tai galite jau pagamintų šepetėlius padarytus, viskas jie paruošti, žodžiu. Galite užsisakyti tokius ir juos pradinėti. Galite dėti savo logotipą ant jų. Kainuoja šiek tiek daugiau. Ir viskas. Ir juos įsiunčia ir juos pradinėti. Tai aš taip irgi pradėjau su savo šepetėliais white label. Jie buvo nuostabus. Ožkos plauko, žiauriai pasiteisinę man jie buvo, labai gerai dirba su jais. Renkinys turėjo 15 šepetėlių su kosmetikos tokiu kosmetinė ir man labai pasisekė su jom. Labai gerai sekėsi, klientai pirkdavo ir aš turėjau e-shopą, beje, tame e-shopui jau yra virš 10 metų. Labai pasisekė man su jais. Tai buvo produktas, kuris šovė į viršų ir aš taip galėjau pragyventi.
Ir ką? Kas toliau sekė? Toliau, kadangi tai buvo white label šepetėliai, žiūriu, kita įmonė, irgi kosmetikos įmonė, Instagram'e įsikėlė mano tos šepetėlius ir žiūriu, jie tokie patys ir va tame yra problema turbūt su white label, kad tu nežinai, kas tavo artimoje aplinkoje gali irgi pradėti pardavinėti juos. Bet jie labai trumpai pardavinėjo, nes turbūt nepasisekė jiems, nes jie labiau orientavosi į šešėlių paletės. Kas žinot, kas nežinot, Lick & Lash jų nebėra, jie nebeprekiauja, nebedirba, bet jie buvo labai populiarūs su šešėliais. Tai jo, bet aš tuo šepetėlius labai daug metų pardavinėjau, labai jie sekė buvo. Net, pavyzdžiui, dabar jeigu aš turėčiau juos, jie labai gerai eitų, nes labai tikrai ir kokybiški, ir faini, ir panašiai. Bet kadangi aš nenorėjau toliau būti su white label šepetėliais, aš pradėjau kurti savo. O tą istoriją, jeigu norit, parašykit komentarus, aš papasakosiu kitame video. Bet žodžiu, ta istorija mano yra tokia, kad jo, aš gyvenusi su mažyte Anglijai viso šeima, paskui nusprendžiau, kad aš noriu mokintis Lietuvoje. Aš grįžau į Lietuvą, mane metė vėl, aš grįžau į Lietuvą, aš ėjau nuo 1 klasės, kadangi lietuvių aš nemokėjau, tai man buvo geriau iš tiesų eiti nuo 1 klasės, kad išmokčiau rašyti ir skaityti ir panašiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš grįžau į Lietuvą ir jo, tada atvažiavau čia, dirbau visaže, labai man sekėsi iš tiesų, dirbau su labai garsiais žmonėm. Dirbau ir prie filmų, backstage, makiažo mokyklose. Iš tiesų, kaip grįžtu atgal, labai turėjau nuostabių patirčių, kurių labai gaila, bet aš kažkaip neįamžinau. Ir man labai dėl to gaila turbūt, nes aš nesidalindavau tokiais dalykais. Dabar būtų labai gerai, ar ne, pasidalinti ant kokią žvaigždutę dažiai arba ten kokiam filme dažiai. Bet jo, dėja. Tai tokia mano trumpa istorija. Dabar paskutinius 4 metus man buvo visažo krizė. Aš žinokit, negalėdavau žiūrėti į makiažą ir aš nustojau dirbti su grožiu ir pradėjau dirbti su socialiniais tinklais, kas man žiauriai patinka. Ir iš tiesų, kadangi visažas tu turi visada būti socialiniuose tinkluose, išmokau labai gerai socialinius tinklus ir iš tiesų labai daug žinau ir galiu padėti ir moku ir labai daug patirties turiu, nes nuo 2012 metų aš vedu Instagramą, pavyzdžiui, pat ir YouTube'ą, nežinau, man tiesiog tai kažkaip atėjo į galvą, kad aš labai noriu dirbti šį darbą su socialiniais tinklais ir žinokit, gal tai buvo lemta, pas mane atėjo mano dabar jau gera draugė makiažo ir mes pradėjome, ir aš ją sekiau. Ir atėjo pas mane makiažo ir aš negalėjau patikėti, kad čia jie. Sakau, aš tą seku, tratatam, ir mes žinokit taip susibendravom. Mane jinai pastumėjo pradėti dirbti šitą darbą grožio srityje socialiniais tinkluose, nes aš labai bijojau, nes aš nebaigusi su nieko tame, bet iš tiesų tai kiek visažo meistrių yra nebaigusi nieko ir mokina kitas. Tai tada pagalvojau, o kodėl aš negaliu socialinių tinklų dirbti, jeigu mano darbai gali šnekėti už mane. Tai taip aš pradėjau socialinių tinklų administravimą dirbti, dirbu ir dabar. Dabar ir shopam svetainės, kurio per Shopify, kadangi, sakiau, jau 10 metų kažkur turiu savo shopą, aš viską nuodugniai žinau, kaip ką daryti ir jo, dabar kitiem darau. Aišku, pilnai grožio srities neatsisakau. Jeigu kažkokia sena pažįstama parašo, aš visada padažau, nes aš labai daug metų jau visažė ir man taip gaila pilnai nutrauktą etapą. Aišku, ateis diena, kaip pilnai nutrauksiu tikrai. Turiu e-shopą ir tą darau, bet man labai patinka. Dabar labai užsivedus su TikTok'u. Tai būtinai padarysim, kai pamatysiu kažkokius rezultatus, būtinai padarysiu video ir papasakosiu, kaip čia tas užsienietiškas, angliškas TikTokas veikia ir kaip tie pardavimai visi veikia ir kaip tie komisionai visi veikia ir panašiai. Ir tikiuosi, kad kažkada ateis ir į Lietuvą, nes čia Anglijoje be proto daug uždirba iš jų. Aš manau, kad ateis ir į Lietuvą. Jau žinosit, kaip ką daryti. Tai va, tai šitas kanalas bus tiesiog apie mane, apie mano istoriją, mano klaidas. Tiek, ir noriu tiesiog dalintis visko. Man negaila. Kažkuo, ko paklausyti, tikrai negaila. Nežinau, labai pastebėjau, Lietuvoje moteris labai mėgsta viską laikyti savo, slėpti ir panašiai.
aš nematau tam tikslo. Tad jeigu kažkokių klausimų turit apie verslą, apie socialinius tinklus, visada galite klausti manęs, rašyti. Iš tiesų tai nežinau, kaip čia man sekėsi filmuoti, nežinau, ką priešnekėjau, nes mintis biškai taip makaluojas visur. Galbūt kitą kartą reikėtų pasidaryti kažkokį sąrašą. Pasidarysim kitą kartą. Bet jo, tokia mano trumpa istorija apie mane. Ir jo, pabandysiu papasakoti daugiau šiek tiek apie produktus ir apie, nežinau, kažką, tokių klaidų galbūt nedaryti, kuriant produktą ir panašiai, bet šiaip labiau noriu apie socialinius tinklus šnekėti čia, nes tai yra kuo dabar gyvenu. Tai čia mano tokia trumpa istorija, pirma dalis, galvoju papasakosiu antrą dalį iki dabar, kas vyksta mano gyvenime ir šiaip jo, tai čia yra mano toks trumpas gyvenimo apibendrinimas, papasakojimas, nes labai šiaip daug gaunu klausimų apie skirtingus dalykus, ką aš veikiu dabar, kuo aš užsiemu ir panašiai. Tai kuriu websaitus, administruoju accountus, labai daug darau, viskas su socialiniais tinklais, labai myliu socialinius tinklus. Klientė parašė, tai atsakysiu jai, nes noriu pabaigti šitą projektą, noriu eiti prie kito. Ir susitiksime kitame video, nežinau apie ką jisai bus, galbūt paliksit kažkokių komentarų, ką norėtumėt sužinoti, arba apie socialinius tinklus, ar apie produktų paiešką, nežinau, kažką. Prašykit, apie ką norėtumėte ir susitiksime kitame video. Ere!